Tai kviečiame Viliją Stanišauskienę, kuri tyrinėja būtent šitą klausimą, kodėl tampama mokytoju. Ir čia jos ta mėlyna knyga, daugelis turbūt ją ir skaitėte. Ir tai turbūt irgi apie tai, kad tikrai jau netaip mažai mes žinome, kaip gyvena, kuo gyvena mokytojai, ar ne? Aišku, visada to dar trūksta, bet šitą ir žinome. Ačiū. Labą dieną. Mikrofonas turbūt šitas. Iš tiesų visada esu viena koja mokykloje, nes per visą savo karjerą, nors dirbu universitete ir kaip mokslininkė, ir kaip pedagoginis personalas ar nedėstytoja, iš tiesų visada turėjau kontaktą su tikrais mokiniais ir mano mintis iš tiesų niekada nebuvo išėjusios iš mokyklos, aš esu mokytoja. Mokykloje užsiimu ugdymų karjerai, bet kaip mokslininkė labai jau seniai domiuosi klausimu būtent kodėl tampama mokytoju ir kas lemia tas mokytojo karjeros trajektorijas, kodėl žmonės renkasi tokią neva neprestižinę profesiją, esminis klausimas, ar ne, nors dėl to prestižo tai čia būtų galima labai ilgai diskutuoti, aš manau, kad tai yra pati geriausia profesija. Ir ieškant atsakymo, kodėl tampama mokytoju, būtų galima labai daug aspektų atskleisti, parodyti čia. Aš jums pasiruošiau pristatyti labai trumpai, tiesiog 2 esminius tyrimo tokius paveikslus, tai yra motyvai, dėl ko žmonės renkasi šį kelią, ir vertybės, kurios nulėmė tą pasirinkimą. Tai taip, šiame bent jau tyrime, kurio duomenis parodysiu ar ne ir komentuosiu, iš tikrųjų dalyvavo žmonės, kurie renkasi mokytojo kelią jau turėdami kažkokios darbinės patirties, turėdami jau kitą profesiją, kurioje puikiausiai gali veikti toliau. Kaip praeitoj sesijoje Augustinas sakė, aš esu architektas, ar ne, bet atradau save mokytojo vaidmenyje. Tai lygiai taip pat ir mano respondentai buvo tie žmonės, kurie atėjo iš idėjos greičiausiai į mokyklą, mes taip galvojom. Ir štai kokius motyvus jie atskleidė. Kokiegi tie pagrindiniai motyvai nulėmė jų pasirinkimą ir tokį keistą kitų akimis posūkį. Tai pirmiausia, tikrai nemaža dalis žmonių ateina į mokyklą dėl to, kad tai yra pakankamai saugi karjera, visada turėsi darbą, ar ne, mokytojų trūkumas. Kitas dalykas yra, tarkim, sakysim, menininkai arba nežinau, sportininkai negali turėti, jų karjera yra labai ribota, ar ne, negali būti ištisai atlikėjas, turi galvoti dar ir apie kitą savo, galbūt, tasą savo karjeros, tai būtent tie žmonės ateina į mokyklą ir puikiai save atranda. Bet dažniausiai girdimas ir pats ryškiausias motyvas tai yra būtent prasmės siekis, dėl ko mes čia ir kalbam, ar ne, apie tai. Prasmės ieškojimą įvardina beveik visi respondentai ir iš tiesų čia matote pačias tokias minimalias citatas, jeigu norėsite giliau, parašysite man, aš jums atsiųsiu knygą paskaityti, nes ten yra istorijos žmonių, kurie sako, štai pagaliau aš dirbu prasmingą darbą, pagaliau aš supratau, ko man reikia. Buvau, tarkim, teisininkas, netgi sakysit, kaip galėjo taip atsitikti, ne, koks čia keistas posūkis. Bet yra žmonių, kurie dirbo advokatais, dirbo tais pačiais architektais, turėjo verslą, bet atėję į mokyklą jie atrado prasmę, nes visiškai kitas pasaulis, ar ne, mes žinom, kas yra mokykla. Tikrai visai kitaip negu kitose darbo aplinkose. Ir prie prasmės siekio taip pat yra labai ryškus motyvas būti naudingu, palikti po savęs kažką, ar ne, padaryti kažką gero. Ir tai labai gražiai susisieja su pamatiniam vertybėm, apie kurios toj pašnekėsim. Kitas tokia motyvų grupė yra savirealizacijos ir asmeninio tobulėjimo siekis, tiesiog atskleisti, daryti tai, ką aš moku geriausiai, tobulėti kaip asmenybei, niekada nesustoti, vėlgi labai gerai susiję su pagrindiniam mokytojo vertybėm,
kaip pasakyti, kiekvienas mes turim savo vertybių bloką, bet kas keisčiausia, stebėtinai jos yra panašios šitoje profesijoje. Na ir pokyčio siekis, kuomet žmonės ateina į mokyklą, kurti geresnę mokyklą savo vaikams ir ne tik savo, pakeisti pasaulį, padaryti pasaulį geresnį. Žodžiu, labai idealistiniai motyvai ir niekas neteina į mokyklą susikrauti turtų, nerasite tokio greičiausiai, žino, kur eina. Ir tie idealistiniai motyvai iš tiesų piešia tokį ypatingą profesinį portretą. Taip, tai tokie motyvai, bet pereikim prie vertybių. Ir šiuo atveju vėlgi tyrimas buvo kokybinis, žmonės labai daug pasakojo apie save ir aiškino, patys pasirinko, kuriosgi iš darbo vertybių jiems yra esminės. Čia jūs matote darbo vertybių, negaliu sakyti skalę, bet pagal ją buvo sukonstruota skalė, 22 darbo vertybės. Ir tyriamųjų buvo paprašyta pasirinkti 5 jų nuomonę pačias svarbiausias, aktualiausias. Kas lemia, kuriosgi vertybės yra tie kertiniai akmenys, ant kurių jie stato savo sprendimus, arba ne kurie lemia jų sprendimus. Ir pažiūrėkite, koks rezultatas. Kaip matote, pirmosiose pozicijose dvasinė pilnatvė, kūryba, kuri šiandieną skambėjo gal, nežinau, 30 kartų girdėjau šitą žodį šitoje auditorijoje, tai reiškia, mokytojai yra kūrėjai, ar ne, iš tiesų viena iš esminių vertybių. Ramybė, kurios mes neturim dėl amžinų reformų ir visokių kitokių pokyčių, ar ne, iš tikrųjų mažai jos, bet poreikis yra didžiulis, nes tai yra viena iš svarbiausių pedagogų vertybių. Žinios, na tai tiesiog dirbame su žiniomis, ar ne, iš tiesų žinios kaip vertybė, tai yra labai natūralu šitoje profesijoje, pažanga ir labai svarbu, 33% žmonių pasirinko pagalbą kitiems, kaip vieną iš 5 svarbiausių savo vertybių. Ir tai yra labai reta, kadangi aš tyrinėju karjeras jau 20, toj pasakysiu baisų skaičių, kokius 25 metus, tiesiog žinau, kaip yra kitose sritise, ar ne, kaip kitos karjeros sritis, kokiamis vertybėmis ryškiausiamis pasižymi, tai pagalba kitiems yra labai retas pasirinkimas. Dažniausiai ji atsiranda pačioj, ta pagalba kitiems. Tuo tarpu pedagogų aplinkoje, mokytojų aplinkoje, pagalba kitiems yra viena iš svarbiausių vertybių, ką mes čia ir darom, ar ne? Taip, tai dabar labai trumpai pakomentuosiu kiekvieną, tiesiog perbėgsiu pateikdama po vieną citatą, nors pagrindžiančių citatų yra ten daugybė ir tikrai labai tokių ir jautrių, ir tokių labai autentiškų pagrindimų kiekvienos vertybės. Tai daugiau nei 2/3, ne? Tiksliau 2/3. Dvasinė pilnatvė pasirinko kaip pačią svarbiausią vertybę, tai yra jaustis savo vietoje ir netlikti darbus, kurie man teikia džiaugsmo vidinio. Ir tada klausimas, kaip dabar šitoj situacijoje, kai mokykloje tiek visko daug, kai labai geras žodis buvo perkrova, ar ne? Perkrova. Ar mes galime patirti tą dvasinę pilnatvę, patirdami perkrovą, spaudimą iš visų pusių? Tai aišku, diskusinis klausimas, greičiausiai ne. Kūryba. Išreikšti savo kūrybinės idėjas visapusiškai, ar ne? Ir matematikas kūrėjas, ir chemikas fantastinis kūrėjas, ir aišku, visos meninės rytis. Kūryba yra viena iš siekiamiausių mokytojų vertybių, kokią jisai turi galimybę savo darbe iš tikrųjų kurti. Kiek yra tos kontrolės ar kažko nuleisto ir kiek yra laisvės kūrybai. Tada ramybė, apie kurią jau užsiminiau, tiesiog nepatirti spaudimo ir streso. Viena iš esminių vertybių. Ir vėlgi klausimas, kaipgi dabar? Ar mokytojai, ar jūs, ir aš taip pat, ar ne? Ar mes galim sakyti, kad savo darbe esame laisvi nuo šitų dviejų
spaudimo ir streso. Taip, na ir žinios, tai yra kurti žinias, idėjas, užsimti žinių sklaida, tiesos supratimo didinimu, tai be abejo mokytojo kelyje šitą vertybę realizuojama pilnai ir kaipgi be jos, ir švietime tiesiog neįmanoma kitaip. Taip, tai pažanga ir kompetencija labai panašu, tiesiog nekomentuosiu, bet labai tiesiog noriu dar kartelį sugrįžti prie pagalbos kitiems. Ir to noro tobulinti pasaulį, padėti kitiems, kas rodo, kad didžiuma mokytojų iš tiesų yra nors truputį idealistai, dauguma stipriai idealistai. Ne? Iš tiesų tas noras ir tikėjimas, kad mes galim tai padaryti. Ir štai tos svarbiausios darbo vertybės, sudėjau jas kaip akmenis, esminius kertinius, iš tikrųjų lemia. Ir ką aš jau sakiau, iš tikrųjų labai stebina tai, kad tas vertybinis pagrindas daugumos respondentų labai panašus. Be abejo, egzistuoja įvairovė, visas tas vertybės įvardino kaip svarbia nors po vieną žmogų, bet dauguma vis tik tais renkasi labai panašų tą vertybių tą konstruktėlę. Ne? Iš tikrųjų, tie akmenys labai mūsų panašus yra. Ir atsižvelgiant į tai, iš tikrųjų, galim galvoti, kaip padaryti mokytojo darbą geresnį, gyvenimą geresnį ir kaip pasiekti, kad mokytojas po 2, 3, 4, nežinau kiek metų nepatirtų to perdegimo, kad nesugalvotų keisti karjeros krypties, kad jisai iš tikrųjų realizuotų save, rastų tai, ko jam reikia šitoje aplinkoje ir šitoje veikloje. Ir tai reiškia, kad jeigu mes norim motyvuoti mokytoją, ar ne, tai turim sukurti sąlygas, kuriuose jisai galėtų tą savo darbo vertybės tenkinti. Pirmiausia, turime skatinti tą kūrybiškumą, suteikti laisvės kurti, suteikti laisvę patirti tikrąją pažangą, o ne kažkur ten iš kažkur nuleistą, ar ten imituotą. Ir aišku, savaime veikla turėtų teikti dvasinį pasitenkinimą, o tai yra įmanoma, kai nėra tos perkrovos, kai nėra 30 kelių vaikų klasėje, kai nėra 5 visokių laukiančių dokumentų, kuriuos turi užpildyti, pasirašyti ar dar ką nors padaryti, kai tu iš tikrųjų gyvai kuri santykį, nes mokytojai beje įvardina, jūs žinot puikiai, ar ne, kad didžiausia vertybė tame darbe iš tikrųjų yra tas buvimas su vaiku, buvimas santykyje, ne dėl to, kad tu turi galią, o dėl to, kad tu sukūrei ryšį ir tas ryšys išlieka. Ir tos auksinės akimirkos, kurios, tie patyrimai, ar ne, tos wow akimirkos, kaip sako mano studentai, ir aš pati žinau, kas tai yra. Gerai, dabar labai įdomu. Analizuojant vertybių reitingą, visada žiūrima dar ir tas, kurios mažiausiai svarbios, ir prie mažiausiai svarbių atsiranda iššūkis, o ką mes pastoviai patiriam. Kiekvieną dieną vis naujas, ar ne? Estetika, nežinau, dėl šito tiesiog dažnai estetika atsiranda prie paskutinių pozicijų, bet man buvo labai svarbu ir labai į temą iš tiesų tai, kad prie paskutinių atsiranda konkurencija. Nenori žmonės konkuruoti, tai nėra jų vertybė, bet mes esame su visais tais reitingais ir visokiais kitais nesąmonėm įstumti į tą situaciją, kai pastoviai turi būti koviniai parengti, konkuruoti, kas prieštarauja mano esmei, ar ne, kas konkurencija nėra mano kelias. Ir prie mažiausiai svarbių, kaip matote, yra dirbti vienam, tai reiškia nusiteikę žmonės yra bendradarbiauti. Gerai. Na ir čia paskutinės tokia esminė išvada, tai tiesiog ignoruodami tai, kas yra žmonėms svarbu, mes juos prarandame. Ir kuriant mokyklos aplinką, kurioje dominuoja tos svetimos vertybės, konkurencija, iššūkiai, individualus darbas, sudarome prielaidas kitos karjeros krypties paieškai, kitaip sakant, pabėga žmonės iš šitos srities, ten, kur bus geresnės sąlygos savo vertybėms realizuoti. Ačiū už dėmesį.